Sol FM. Taigi, sveiki, gera naktis, mėlėjai Sol FM klausytojai žmonės. Dar vienas penktadienis, aš vėl pagrebiu šitą mikrofoną į rankas ir, esu pasiruošęs jums papasakoti dar vieną keistą, šiurpinančią, išties baisią istoriją. Kodėl išties baisią ir būtent kodėl šiandien, tai tik priminsiu, bet, šis penktadienis nėra eilinis, šis penktadienis yra 13. Taip, penktadienis 13, žinot, birželio 13 ir panašiai, čia tokia užuomina, žinot, bet išties tiesiog privalėjau jums ką nors baisaus šiandien papasakoti ir, tai tapo neišvengiama, kad, kalbėsim šiandien apie vieną, trumpai tariant, nusikaltėlį. Tai, aišku, dar prie to sugrįšime, bet galbūt prieš tai su tokiomis mintimis turėsiu iškart ir pranešti, kad žmonės, ši laida išties, net nežinau kaip tą pranešti kitaip, bet išties nėra skirta visiems. Tai yra, jeigu jūs esat nepilnamečiai, jeigu jums yra mažiau negu 18 metų, arba jeigu esat jautresnės psichikos klausytojai, labai prašau jūsų žmonės atsijunkit, išties tai nėra laida jum. Kaip žinia, šių laidų metu neretai atskleidžiu tam tikras, detalės šių nusikaltimų ir tikrai apie šias detalės neturėtume žinoti visi, tai tikrai tikiuosi, kad šio mano prašymo ypač šiandien tikiuosi, kad laikotės. Tai taip, galbūt prieš pradedant apskritai jau patį turinį šitą, galbūt paklausiu dar ir esminio klausimo jūsų žmonės. Tai kaip jums sekas? Nežinau, kaip praėjo jūsų savaitę, nežinau, kaip laikotės, ką nuveikėt gero, ar nepersidirbot, nežinau, parašykit, ką veiksit dar savaitgalį, ką planuojat, kur keliaujat galbūt, kur atostogaujat, jeigu atostogaujat, ir nežinau, kaip visada, mėgstu su jumis ką nors susirašyti, padiskutuoti. Tai taip, likit ant to pulso, vadinkim, ar ne? Tai taip. Kągi dabar, tęsiant toliau, galbūt pradėkime nuo pačios mislės. Tai šiandienos laidos mislėje galite pamatyti tokį kaip ir vyrą nufotografuotą. Tikėtina, kad jisai yra suimtas, kada buvo padaryta ta nuotrauka. Nuotrauka padaryta iš jo priekio ir iš šono, žinot, iš profilio. Kaip būna dažniausiai daromos tos nuotraukos, kai būna suimamas koks nors įtariamasis ir tikėtina, kad nuotrauka yra sena, tai padaryta galbūt praėjusiame amžiuje. Čia, kad patikslinant viską čia tiem, kam yra įdomu, tai taip, ta nuotrauka yra iš pirmojo dešimtmečio praėjusio amžiaus. Išties, kas yra vaizduojama, kas tai yra per vyras, dauguma jūsų tikriausiai iškart pagalvos, kad tai kažkoks nusikaltėlis ir jūs esate teisūs visiškai, kad taip, kad čia nėra nuotrauka paprasto piliečio, bet tie, kurie išties domisi žmogžudystėmis ir žiaurumais visais tais, tikriausiai šį žmogų iškart atpažins. Tai yra labai, nenoriu sakyti, žymus, bet taip, išties šis žmogus yra vienas iš žymiausių, galima sakyti, serijinių žudikų, tos eros, galima sakyti. Ir taip, šią naktį mes kalbėsim būtent apie jį ir apie jo nusikaltimus. Ir jie buvo ypač žiaurūs. Šis žmogus toje nuotraukoje buvo žinomas gerai kaip pilkasis vyras arba Visterijos vilkolakis dar. Jis buvo vardu Albertas Fish, Albert, bet mes jį vadinsim Albertu, kad būtų paprasčiau žinot, dažniausiai su lietuvinu vardus. Šiaip jo tikrasis vardas buvo Hamilton Howard Fish, bet taip jis vėliau pasikeitė savo vardą į Albert. Tai taip, tęsiant toliau, Albertas, švelniai tariant, yra, pasakysiu, kabutėse komplikuota asmenybė. Todėl šį kartą aš manau, kad reikės pačią šią istoriją, pačią šią laidą pravesti nuo pat pradžių, tai nuo Alberto gyvenimo pradžios. Kaip žinia, aš kai kalbu apie įvairiausias žmogžudystės ar serijinius žudikus, aš būna, kad istoriją pradedu nuo vidurio, vėliau nuo ne to galo, galima sakyti, pradedu ir panašiai, bet šį kartą aš manau, kad reikia pradėti viską nuo pat pradžių, nuo jo gyvenimo pradžios. Tai pradėkime nuo jo vaikystės, manau. Tai Albertas, jisai gimė Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje, tai kitaip tariant Vašingtone. Jisai gimė kitų vardų, kaip ir minėjau, Hamilton Howard Fish. Jisai gimė 1870-ųjų berods gegužės 19 dieną, kaip aš matau užsirašęs. Tai taip, jisai buvo ketvirtasis ir jauniausias vaikas savo šeimoje. Ir galbūt, nežinau, ar tai svarbu jums žinoti ar ne, bet kad suprasti kultūrą to meto, ar ne 19 amžiaus, kuomet jisai gimė, tai jo tėvui tuo metu, kai jis gimė, buvo 75 metai. Tuo tarpu jo mama buvo berods daugiau nei 40 metų jaunesnė už jo tėvą. Ir taip, tęsiant toliau, galbūt šiek tiek dar faktų apie patį Alberto tėvą, tai
Čia tie, kas mėgsta visas tas sąmokslo teorijas ir panašiai, tai Alberto tėvas buvo 32 laipsnio masonas. Tai taip, jis priklausė tai slaptai draugijai. Kaip žinia, masonai tikėtina turi 33 tuos laipsnius lygmenis ir 32 yra vienas iš aukščiausių. Tai, čia įdomus dalykas, įdomi asmenybė buvo jo tėvas ir, kaip žinia, jis buvo ir jūrininkas, berods kapitonas. Ir vėliau, gyvenime, netrukus jo tėvas mirė. Tai Alberto tėvas mirė berods nuo širdies smūgio, kai jam buvo vos 5 metai. Tuo tarpu mama, išgyvenus šią netektį, suprato, kad jinai nelabai gali išlaikyti savo sūnaus ir jinai atidavė Albertą kuriam laikui į prieglaudą. Taip, aš tą pažymiu kuriam laikui, jinai neatidavė jo tiesiog amžinai, jinai atidavė tol, kol jinai galės susitvarkyti savo finansinę situaciją, susiras darbą ir panašiai. Tai bent jau kaip teigia vėliau Albertas, jisai liudijo vėliau ir teigia žmonėm pasakoja apie savo istoriją, tai jisai pagal jo aiškinimus, tai nuo to realiai prasidėjo jo kelias į tą tokią kaip beprotybę, sakykime, kabutėse. Jisai toje prieglaudoje, jisai kaip ir pradėjo naudoti Alberto vardą, jisai siekė tokiu būdu išvengti patyčių dėl savo tikrojo vardo, iš jo dažnai tyčiodavosi dėl jo to minėtojo tikrojo Hamilton Howard vardo, tai jisai tiesiog vadindavo savo Albertu. Kodėl Albertu? Tai vėlgi vienas iš jo mirusių giminaičių berods buvo šiuo vardu, tai jisai tiesiog nusprendė naudoti šitą vardą. Vėlgi, būdamas prieglaudoje, jisai su kitais berniukais, kaip jisai teigia, jisai patyrė labai daug fizinio smurto. Jį dažnai mušdavo ir kitus berniukus dažnai mušdavo, kai kurie net teigia, bent jau aš kaip supratau, kad jį net versdavo gerti šlapimą galimai ir, jį visaip kankino ir panašiai. Ir dėl to atsirado, akivaizdžių padarinių dėl to, jisai pradėjo šlapintis lovoje, pradėjo mikčioti, būdamas dar visai mažas ir kaip vėliau dar, taip apibendrintai, kaip teigia pats Albertas, tai kad tai tiesiog, sugadino jo protą visiškai. Ir kas yra baisiausia galbūt viso to pasekmė yra tai, kad Albertą nors ir kankindavo ir mušdavo ir aišku, iš pat pradžių jam tai nepatiko, tačiau su laiku jisai pastebėjo, kad jam tai pradeda patikt. Jisai savotiškai tapo jau nuo mažens kaip, sadomazochistas, nežinau kaip tą pavadinti. Jam pradėjo patikti tai, kad jį muša, kad jam kelia tą skausmą. Jisai susidraugavo galbūt su tuo, aš nežinau, bet jam tai patiko. Ir taip, kai jam sukako 10 metų, berods jo motina susigrąžino jį iš prieglaudos, jinai gavo geresnį darbą, sugebėjo jau išlaikyti šeimą ir jinai jį savotiškai išgelbėjo pagaliau vėl. Tai taip, nepaisant to, žala jo protui, Albertui, jo psichikai apskritai jau tikėtina buvo padaryta. Ir nors ir tai aiškiai nesimatė galbūt tuo metu, kai jam dar tik tais buvo 10 metų, tačiau su laiku pamatysit, kaip tai labai paveikė jo gyvenimą, kaip jisai pasikeitė visiškai. Tai taip, dar būdamas 12 metų vėliau, jisai pradėjo intymiai jau kaip ir bendrauti su kitais berniukais ir nuo to momento jisai taip pat pradėjo vis dažniau lankytis įvairiose dušuose. Jisai tenais lankydavosi tam, kad galėtų stebėti kitus nuogus berniukus. Jisai taip pat pradėjo rašyti ir tokius kaip ir šlykščius ir grasinančius laiškus moterims, įvairioms moterims tiesiog jisai siųsdavo. Čia vos ne kaip jo laisvalaikis būdavo. Albertas įvairių moterų, sakykime, adresus gaudavo iš laikraščių ir žurnalų, ten, kur būdavo dedami skelbimai seniau ir tenais, moteris tiesiog duodavo kokį nors skelbimą, kad pasikreiptų jas ten dėl kokių nors dalykų ir panašiai. Ir jos ten ieškodavo galbūt darbo ar kažko panašaus ir jisai vietoj to tiesiog paimdavo tuos adresus ir siųsdavo jom visokius baisius laiškus. Jisai net ir įkliuvo į ne vieną bėdą, sakykime, su teisėsauga dėl to, nes jisai buvo pagautas ir net ir vėliau berods ir turėjo pabuvoti šiek tiek psichiatrinėje dėl tokių laiškų, sakykime, turinio siunčiamo. Tai taip, dabar tęsiant toliau, aš čia kol kas pasakoju apie Alberto vaikystę, bet dabar jau perinam jau prie jo paauglystės, ar ne? Tai jisai paauglystėje berods ganėtinai anksti, jisai metė mokyklą ir jisai tiesiog pradėjo dirbti. Ir jam sekėsi gerai, jisai buvo geras dažytojas, jisai interjerus gerai dažė, apskritai namus. Ir neretai jo tas darbas kalėjime, tai kad jisai turėdavo nemažai darbdavių, kurie jį samdydavo tiesiog kaip dažytoją namų. Jisai keliaudavo po įvairias valstijas, sakykime, ir taip toliau. Ir jis tiesiog nemažai sugebėjo ir užsidirbti iš to, jam sekėsi gerai. Jisai pats tą teigia, kad jisai buvo geras dažytojas. Dabar tęsiant toliau, realiai
paauglystėje jisai kaip ir pradėjo, galima sakyti, jau savo tą tikrąją kriminalinę karjerą, jisai nekartą pakliuvo teisėsaugai į rankas, jisai dėl tokių dalykų kaip dokumentų klastojimas, padirbinėjimas ir panašiai, dėl vagysčių ir taip toliau. Jisai jau, kaip ir minėjau, dėl savo tokių nusikaltimų ir dėl tų laiškų, sakykime, siuntinėjimo, jisai buvo paguldytas nekartą į psichiatrinę ligoninę ir jisai net ir sėdėjo kalėjime už vieną berods stambaus jau masto vagystę. Ir, po kurio laiko, atrodo, nepaisant visų šitų nusikaltimų, jisai persikėlė gyventi į New Yorko miestą, New York City, ta prasme. Jam buvo tuo metu berods 20 metų jau ir su nauju miestu, su nauja vieta jam atsivėrė naujos galimybės. Jisai ne tik darbavosi kaip dažytojas, sakykime, namų, bet jisai galimai darbavosi ir kaip prostitutė. Jisai šiame mieste taip pat ir pradėjo vykdyti kitus seksualinius nusikaltimus nutaikytus prieš mažamečius vaikus. Jisai juos prievartaudavo ir dažniausiai jie būdavo jaunesni nei 6 metai. Apskritai, paklausus jo paties, Albertas teigia, kad jisai tą padarė daugiau nei 100 berniukų. Ir dažniausiai jisai savo aukas rinkdavosi pagal rasę, kaip pavyzdys, jisai dažniausiai rinkdavosi juodaodžius berniukus, nes tikėtina, kad į nusikaltimus nutaikytus prieš juos policija tuo metu kreipdavo mažiau dėmesio. Aišku, ne visos jo aukos buvo tik tais juodaodžiai berniukai, jisai taip pat rinkdavosi aukas ir pagal negalės, kaip pavyzdys, berniukai, kurie turėjo protinės negalės, sulaukdavo daugiau dėmesio iš jo, taip aš pasakysiu. Jisai teigia, kad taip, lygiai taip pat kaip ir juodaodžiai berniukai, taip pat ir berniukai su protinė negalė, juos policija atkreipia mažiau dėmesio ir mažiau tyria tokius atvejus. Tai išties yra žiauru ir jisai tokiu būdu, rinkdavosi savo aukas jau persikėlęs į New York City. Išties kraupu, žinokit, ir kuo toliau bus blogiau, žmonės, patikėkit manim. Tai taip, neužilgo jam toliau darbuojantis tame mieste ir jam atrodo sekėsi gerai, jisai ir užsidirbo nemažai pinigų, jam pavyko įsigyti apartamentus. Ir visai netrukus su juo įsikraustė kartu gyventi ir jo mama. Pačiame New York'e jisai sutiko ir savo būsimą žmoną vardu Anna Mary Hoffman. Jinai buvo už jį jaunesnė berods 9 metais. Tuo metu jai buvo 19, jam 28 metai, kai jisai ją vedė. Vėlgi, jisai ją vedė skatinamas mamos, Alberto mama suorganizavo vos ne pačias vestuvės ir, taip, jisai buvo vedęs ir jam pavyko susilaukti kartu su jo žmona 6 vaikų iš viso, gausi šeima. Ir, jūs jau girdėjot, ką aš pasakoju apie tai, kaip jisai elgėsi su kitais svetimais mažamečiais vaikais, bet nepatikėsit, nepaisant to, kaip jisai su jais elgėsi, jisai buvo geras tėvas savo vaikam. Nežinau, čia aš net nesakau to kabutėse, jisai išties buvo geras tėvas savo vaikam. Vėliau, kaip paaiškės, čia aš gal šiek tiek užbėgau įvykiam už akių, bet vėliau į teismą, į Alberto teismą buvo pakviesti liudyti ir jo vaikai berods, ir tie vaikai, kuriuos jisai vėliau ir įsivaikino. Ir jie visi teigia, kad jisai buvo geras tėvas, kad jisai nedarė jiem nieko blogo. Tačiau kai kurie iš vaikų teigia, kad jisai žaisdavo keistus žaidimus su jais. Jisai, duosiu kaip pavyzdį, vienas iš žaidimų būdavo susijęs su mušimu ir tas mušimas buvo susijęs su jo mušimu. Ta prasme, jisai nenutaikydavo jokio fizinio smurto prieš savo vaikus, jisai tiesiog vos žaisdavo tokius žaidimus, kad jo vaikai muštų jį. Jisai tiesiog, kaip pavyzdys, sakydavo, kad, aš pabandysiu atspėti, kiek už nugaros laikai pirštų, ar ne? Ten 1, 2 ar 3, tarkim, ar 10, ar kažkas panašaus. Ir jeigu aš neatspėsiu, tu turėsi, jūs visi turėsit mane primušti, ta prasme, savo vaikam taip sakydavo. Ir taip, jie jį mušdavo, ta prasme, vis tiek jie vaikai buvo ir panašiai, bet, čia keistas žaidimas, ar ne, kad, mušk savo tėvą. Nes, aišku, Albertas, jisai tą darydavo specialiai, jisai, kaip ir minėjau, jisai turėjo tą sadomazochizmą jau savo viduje nuo mažens, galima sakyti, buvo jau įgrūdintas tame ir jam galbūt patiko tas skausmas, kurį jam sukeldavo jo vaikai. Aš nežinau, bet tikėtina dėl to jisai žaisdavo tuos žaidimus. Ne? Ir taip, jisai pats Albertas vėliau teigia, kad jisai ir visada pralaimėdavo. Jisai net kartais pasakydavo, kad laikai turbūt 11 pirštų, nors, joks žmogus neturi 11 pirštų, ar ne, per 2 delnus tikėtina. Galbūt kas nors turi, bet jo vaikai tikriausiai neturi. Tai, taip, iš esmės jisai net specialiai pralaimėdavo tam, kad jį tiesiog primuštų. Tai taip, tęsiant toliau, jisai ir savo vaikam neretai rodydavo keistus magijos triukus, ar ne, kurie labiau atrodydavo
kankinimai, net nežinau kaip tą kitaip apibūdint. Na, kaip pavyzdys, kai kurie iš vaikų vėliau liudijo, kad, na, jų tėvas, ta prasme Albertas, jisai rodydavo jiems, kaip jisai paima adatą ir savo susikiša po nagu. Žmonės čia yra košmaras, ne? Ir tiesiog priminsiu, toks dalykas, tai yra senovinis kankinimo būdas žmonių, adata po nagu, ar ne? Ir kartais net ir yra jisai, na, šis kankinimo būdas yra net ir patobulinamas kabutėse, tai yra net paleidžiama yra srovė, kartais girdėjau tokių idėjų, sakykime, elektros, ir čia iš vis protų nesuvokima, bet taip, jo vaikai matydavo, kaip jisai susikiša adatas po nagu ir jisai čia laikydavo, kad čia yra magijos triukas. Baisu, bet taip, būdavo keistas jisai tėvas, bet jisai nebuvo galbūt blogas tėvas prieš juos, kas man tikriausiai yra viena iš keisčiausių dalių šioje istorijoje, kad atrodo jisai taip žalojo visus tos vaikus ir, na, kuo toliau, tuo bus blogiau, tikrai žmonės, patikėkit, bet su savo vaikais atrodo jisai jų neliesdavo visiškai, bet taip, tęsiant Alberto istoriją, tai, na, jo santuoka galbūt, santuokos istorija dabar jau priėjom ar ne, tai jisai santuokos metu, ta prasme, jisai nebuvo ištikimas savo žmonai, jisai turėjo daugybę romanų su kitais vyrais, dauguma jų buvo realiai jaunesni už jį ir, na, vienu momentu vienas iš jo meilužių jį, na, nusivedė į Vaško muziejų, kuriame buvo vaizduojama žmogaus anatomija tiesiog. Ir Alberto akį labiausiai patraukė įvairūs, na, kaip čia pasakius, lytinių organų vaizdai ir panašiai. Ir, na, jam tiesiog tai atrodė labai įdomu ir jisai, na, išrado vos ne kaip fantaziją, galima sakyti, kad jisai užsimanė padaryti tą patį gyvam žmogui, gyvam subjektui. Ir vienu momentu, darbo metu, jisai, tuo metu berods Albertui buvo 40 metų, jisai savo darbo metu jisai sutiko vieną 19-metį vardu Thomas Bedin, mes jį vadinsim Tomu, tiesiog. Tomas, jisai berods turėjo protinę negalią, kaip vėliau paaiškėjo, tikėtina. Visai netrukus po jų pažinties Albertas, na, jį vis dažniau pradėdavo pasikviesti pas save į namus ir jisai su Tomu pradėjo užsiimti tokiu kaip ir sadomazokizmu, jisai kankindavo Tomą. Ir Albertas kažkur po 2 savaičių, berods net mažiau nei po 2 savaičių tokių santykių kabutėse, jisai nusprendė Tomą nusivesti tiksliau į labiau privačią vietą, į tokį apleistą vieną ūkinį pastatą, kurį jisai rado, ir jisai tenais jį surišo ir jį kankino, ta prasme 2 savaitės, net bent jau yra taip teigiama, ta prasme pusę mėnesio, įsivaizduokit, jį kankino, surišta, ta prasme mušė visaip ir galiausiai, ką jam padarė, tai, na, kaip čia pasakius, jį iškastravo, nežinau kaip tą kitaip pasakyti, ir jį paliko tame ūkinėme pastate. Jisai, kaip pats Albertas teigia, tai kad, na, Tomas šaukia, na, kaip išprotėjęs, ta prasme, aišku, suprantama, ta prasme, tai turėjo nežmoniškai skaudėti. Ir na, taip, ką nusprendė padaryti Albertas, ta prasme, jisai, kaip ir minėjau, jis tiesiog realiai išėjo, bet jisai dar prieš palikdamas tiesiog Tomą tai besikankinantį surištą, jisai tiesiog, na, paliko jam $10, įdėjo jam į kišenę. $10 dar tais laikais buvo visai nemaža pinigų suma, bet nežinau, ar tai padengia padarytą žalą žmogui negrįžtamą ar ne, bet taip, jisai įdėjo $10 jam į kišenę, jį pabučiavo ir na, berods dar padėjo šiek tiek pasirūpino tą žaizdą, kad jinai neužsikrėstų berods. Ir na, tiesiog jisai paliko Tomą vieną tenais ir išėjo. Ir kaip vėliau Albertas teigia, tai jis tiesiog įsėdo į traukinį ir grįžo namo. Ir iš tiesų jis net nežino, kas atsitiko Tomui vėliau. Nors jisai norėjo nužudyti Tomą, na, pats jisai teigia tą, bet jisai pabijojo pasekmių, jisai bijojo, kad galbūt kūną ras labai greitai ir galbūt net ir jį atseks labai greitai. Todėl jis to nepadarė. Jis tiesiog paliko jį gyvą besikankinantį, ta prasme, na, visaip supjaustyta ir nukankinta, na, žiauru išties. Ir koks yra Tomo likimas, iš tiesų niekas nežino. Ir nežinau, ar kada nors sužinos, bet išties leidžia tai suprasti, apie kokį mes ir į nežudiką kalbam, ar ne? Ir čia realiai yra tiesiog pradžia, galima sakyti. Tai taip, aš pradėjau realiai nuo neištikimybės, ar ne, Alberto, ir na, kad jisai buvo neištikimas santuokos metu ir, na, taip, čia visomis prasmėmis, galima sakyti, neištikimas, ne, bet tęsiant toliau, tai taip, jo žmona Ana jį paliko dėl kito vyro dar 1917 metais berods. Po beveik 20 metų santuokos ji nusprendė tai pasielgti ir manau, sprendimas buvo geras. Oficialiai, realiai,
kaip čia pasakius, jie neišsiskyrė oficialiai, kaip ir minėjau, jinai tiesiog jį paliko ir jinai paliko Albertą realiai su visais 6 vaikais jų ir pasiėmė visą turtą. Net čiužinį, bent jau kaip Albertas teigia, tai kad jinai tiesiog išėjo viską pasiėmus ir palikus vaikus jam. Ir taip, skyrybų kaip ir nebuvo oficialių tarp jų, bet jisai ir liko, galima sakyti, santuokoje ir ne, formaliai žiūrint, bet Alberto žmona jau su juo daugiau nebegyveno. Ir kas, na, aišku, čia aš vėl užbėgsiu šiek tiek įvykiam už akių, bet Albertas vėliau dar turėjo 3 santuokas, kas yra keista, na, jis sugebėjo sudaryti dar keletą santuokų, atrodo, net ir turint galiojančią santuoką, tai taip, dar turėjo 3 santuokas ir kai kurių iš šių atvejų jis net ir įsivaikino dar kitų vaikų iš tų santuokų. Bet realiai po šių skyrybų su Ana jam prasidėjo žymios tokios kaip haliucinacijos. Čia aš galbūt turėjau tą iš pat pradžių pasakyti, bet galbūt pasakysiu jau dabar, galbūt tai ir geriausias momentas, savotiškai ar ne, bet Alberto giminėje apskritai psichologiniai sutrikimai buvo dažnas dalykas. Daugybė Alberto šeimos narių kentėjo nuo tokių dalykų kaip šizofrenija, manija ir panašiai. Ir šiuo atveju, kas atsitiko Albertui, kas jam prasidėjo, tikriausiai geriausiai apibūdina tiesiog psichozę. Bent jau kaip yra teigiama, tai tikėtina, kad jisai kentėjo būtent nuo psichozės. Ir nuo pradžių, kaip tai pasireiškė jam, tai jisai tiesiog girdėjo, nežinau, blogus balsus, taip sakykime, blogus garsus, balsus ir panašiai. Kažkokie balsai jam sakydavo blogus dalykus, išties protų nesuvokiamus, ne? Ir jisai nelabai galėjo žinot, kas su juo šneka, jisai tiesiog girdėdavo dalykus, kurių niekas neištardavo, bent jau taip jisai teigia. Ir, na, aišku, kuo toliau jo ta šita psichologinė būsena, ta prasme, ėjo tik blogyn, ar ne? Kaip ir minėjau anksčiau ir kaip ir jis berods minėjau, tai vos ne kaip kelias takas į tą beprotybę. Tai taip, kas tęsiasi toliau, tai jau po tų skyrybų, galima sakyti, Albertas, jeigu aš teisingai suprantu jo istoriją, man atrodo, jisai po skyrybų jau pradėjo taip iš vis nežmoniškai elgtis, dar blogiau galbūt nei su Tomu, tai jisai jau pradėjo puldinėti net ir visiškai atsitiktinius žmonės, ta prasme, na, jis ir atsitiktinius žmonės prieš tai puldinėjo, bet dabar jau šiuo atveju jisai puldinėjo su ginklu, jisai kartais tiesiog padurdavo kai kurios žmonės ir pabėgdavo nuo jų. Jisai ir toliau prievartavo mažamečius, net ir kartais duodavo tiem patiem mažamečiam pinigų, kad jie atsivestų savo draugus, kad jisai, na, galėtų ir tą patį padaryti jų draugam, ta prasme, ir na, tiesiog yra keista, kad jo niekas nepagavo, ar ne tokį ilgą laiką. Ir tikslaus Alberto aukų skaičiaus išties nėra įmanoma nustatyti. Jisai pats teigia, kad jo aukų skaičius siekia 100 ar net daugiau. Ir na, jis minėjo, kad jisai turi aukų visose, realiai, Jungtinėse Amerikos valstijose, ta prasme, visose valstijose, ar ne? Bet tiksliai nustatyti, kiek jisai galėjo žmonių išprievartauti, kiek jisai galėjo žmonių nužudyti, tiksliai nėra įmanoma nustatyti. Čia taip labai bendrai pasakius, tai jisai buvo nuteistas dėl vienos žmogžudystės ir jisai prisipažino dėl 3 žmogžudysčių. Čia taip, jeigu galų gale kažkam įdomu tą žinot. Bet taip, dabar tęsiant toliau apie jo tas žmogžudystės, sakykime, ir jo nusikaltimus, tai jisai pradėjo naudoti jau keletą įrankių. Jisai pradėjo gamintis tam tikrus nužudimo įrankius, priemonės, sakykime, ir jisai juos praminė pragaro priemonėmis, kabutėse, sakykime. Kas tai buvo? Tai buvo tiesiog kapoklė, peilis ir rankinis pjūklas pagrinde. Jisai tam, kad išsisukti nuo teisėsaugos, jisai neretai ir prisistatydavo kitų vardu, nurodydavo klaidingus adresus ir panašiai žmonėm. Ir taip, jam tęsiant tuos nusikaltimus, balsai, kuriuos jisai girdėdavo ir toliau nenustojo. Ir kas atsitiko blogiau, tai tie balsai, atrodo, įgavo tam tikro religinio konteksto. Jisai pradėjo manyti, Albertas pradėjo galvoti, kad su juo kalba apaštalas Jonas, ar ne? Ir jisai jam liepia savotiškai kankinti ir žudyti vaikus. Ir tas argumentas yra labai keistas dabar, kad, vėliau pats Albertas berods taip teigia, kad, jei pats Dievas jam neleistų to daryti, žudyti vaikų, ta prasme, tai tuos vaikus nuo Alberto išgelbėtų tiesiog Dievo angelai, ar ne? Čia toks keistas, protų nesuvokiamas vėlgi argumentas. Tai taip, čia buvo Alberto, atrodo, tokia vos ne kaip ir filosofija, kad jisai žudys ir kankins, nes jam liepia tą daryti balsai, kurie jo teigimu yra, ne kas kitas, o apaštalas Jonas. Ir jeigu jisai išties kažką daro blogai, tai jį turėtų sustabdyti Dievas, ar ne? Ir, nežinau, tiesiog sunku suprasti žmogaus, kuris kenčia nuo psichozės, galbūt, mintis, bet nežinau, palieku
savo nuomonės šioje vietoje kol kas. Būtų įdomu ir jūsų nuomonę sužinot, jeigu ką parašykit, bet taip, tęsiant toliau, aišku, kai kuriems galbūt iškyla klausimas, kad yra keista, kad kai kuriems, kaip jo negalėjo pastebėti, kaip tokio žmogaus, kuris kentėjo nuo tokių dalykų. Ir tai yra išties keista, nes kai kuriems žmonėms jisai sugebėdavo pasirodyti kaip tvarkingas ir inteligentiškas žmogus. Išties jisai, kaip ir minėjau, jisai savo darbus atliko gerai. Jam sekėsi gerai dirbti ir jisai gerai pasirodydavo prie žmonės. Bet vėliau, atrodo, viduje jisai kentėdavo nuo daugybės dalykų. Jisai grįždamas namo, jisai neretai, susisukdavo į kilimą, atrodo, ir bandydavo, kaip nors pasislėpti nuo tų balsų. Bet vėliau, atrodo, jisai juos vos nepriėmė. Ir dabar turim, kaip ir jau pereit prie sunkesnio epizodo Alberto gyvenime, tai jau nuo jo 50-mečio ir toliau. Tai išties, kai jam jau buvo virš 50 metų, jisai apskritai su savo vyresniu amžiumi tapo tik dar labiau iškrypęs ir nuožmesnis apskritai. Jisai jau tuos balsus priėmė kaip apaštalo Jono žodžius, galima sakyti, ir taip, jisai ir toliau prisistatydavo žmonėm kaip protingas ir normalus žmogus. Jisai atrodė tuo metu kaip nedidelis smulkaus sudėjimo apskritai, nepavojingas, galima sakyti, vyresnio amžiaus vyras. Jam buvo, kaip ir minėjau, virš 50, tačiau daugeliu atrodė jisai daug vyresnis, bet jo mintis buvo visiškai iškrypusios, jau jam būnant virš 50 jisai, žmonės čia jau pasiruoškit darė iš vis protų nesuvokiamus dalykus. Tai taip, toliau pasistengsiu papasakoti apie kai kuriuos iš nusikaltimų, kuriuos Albertas įvykdė. Iš ties jų buvo tiek daug, kad žmonės neužtektų tiesiog visos savaitės tikriausiai žinot apie visus juos papasakot. Tai pasistengsiu papasakot apie kai kuriuos iš jų ir žinoma apie vieną iš nusikaltimų, kuris ir padėjo išaiškinti galiausiai Alberto tapatybę ir tyrėjams jį sugauti. Tai žinoma, būtinai turėsiu apie tą papasakot. Tai dabar galbūt tęsiant toliau, aš pirmiausia jums norėčiau paaiškinti patį kontekstą, kada visi šitie nusikaltimai vyko, Tai čia buvo 19 amžiaus pabaiga ir 20 amžiaus pradžia, galima sakyti. Tai šituo laikotarpiu buvo žinoma daugybė serijinių žudikų, bet tokios savokos kaip serijinis žudikas nebuvo. Žmogžudystės atskleisti buvo sudėtinga, nes ir tyrimo metodai buvo ne tokie, kokie yra šiomis dienomis. Ir išties Albertas, neklydo teigdamas, kad į juodaodžius bei į, sakykime, protinę negalę turinčius žmonės buvo žvelgiama visiškai kitaip nei šiomis dienomis. Todėl, tyrėjai per daug ir nesistengdavo išaiškinti tokių žmonių, sakykime, nužudimo aplinkybių. Tai išties turi suprasti tą patį kontekstą, dėl ko būtent Albertui pavyko taip ilgai nuo teisėsaugos išsisukti apskritai, nes čia yra išties protų nesuvokiama, kad jisai sugebėjo tiek daug išprievartauti žmonių, nužudyti žmonių ir jį sugebėjo pagauti tik tais, jau žymiai vėliau, ta prasme jau po visko. Ir aišku, tęsintis istorijai net ir atrodo, jį pavyko pagauti dėl juokingos klaidos savotiškai. Taigi, tęskime apie Alberto vykdytus nusikaltimus jo vėlesnėme gyvenimo etape. Tai, kaip žinia, jau minėjau, kad Albertas įvairiausio pobūdžio nusikaltimus vykdė jau nuo pat paauglystės iki pat vos ne savo gyvenimo pabaigos, bet jo žiauriausi nusikaltimai, kaip žinia, buvo įvykdyti 6 jo gyvenimo 10, galima sakyti, nuo 50 metų. Tai pradėkime nuo 1924, ar ne? Tai vasara, jam buvo, Albertui berods buvo 54 metai ir jisai vienu momentu buvo rastas vienų ūkininkų tvarte. Jie jį rado įsipatoginusi miegui, jis jau ruošėsi miegoti. Ką jisai veikia šitame tvarte, šitame svetimame tvarte, to prasme miegantis, ilgai nereikėjo laukti, kol pavyko viską išsiaiškinti. Tai to paties ūkininko, kuris rado Albertą miegantį ar ne, beveik miegantį ar ne, jo žmona prisiminė, kad ji Albertą anksčiau matė ir jinai visai neseniai jį išvijo, kuomet jinai pamatė, kad jisai kalbino jų mažametę dukrą. Jų dukrai tuo metu buvo berods 8 metai ir jinai vėliau teigia, kad Albertas prie jos vieną dieną tiesiog priėjo, kuomet jinai žaidė kieme ir Albertas tiesiog jos paklausė, ar jinai nenorėtų kartu nueiti ieškoti su juo rabarbarų. Ir jisai net ir ją visai viliojo, sakė, kad už tai jai sumokės net, duos pinigų, ta prasme, jeigu jinai kartu su ją nueis paieškoti rabarbarų. Žinot, mažamečiai vaikai jie gali susivilioti ir realiai jinai susiviliojo tuo, jinai pradėjo jau kaip ir judėti, eit kartu su Albertu, bet tą pastebėjo greitai tos mažos mergaitės mama ir jinai iš karto išvijo Albertą ir
spėjo apginti savo dukrą, visą laimę. Bet kas vyksta toliau, ar ne? Alberto dabar vėl jau eilinį kartą suradus jau šį kartą tvarte ir nemiegantį. Čia įvyko keista situacija, mano nuomonė, jį tiesiog išvarė ir viskas. Ir jis daugiau ten nebesirodė. Bet kas yra keista, kad šeima į nieką nesikreipė, net nepranešė apie šitą įvykį, žinot. Čia yra išties keistas dalykas ir vėlgi, kaip mes pastebėsim, aš tiesiog priminsiu, kad yra svarbu žinoti patį kontekstą tų laikų. Žmonės tiesiog buvo kitokie, tikėtina, kultūrinė prasme, žinot. Šiais laikais aš neįsivaizduoju, kaip galėtų praslyst koks nors, suaugęs virš 50 metų vyras, kuris, yra randamas miegantis tvarte, kuris prieš tai kalbino mažametę mergaitę. Ta prasme, nežinau, kaip tokio vyro niekas, kaip niekas apie tokį vyrą nepraneštų, ta prasme, visuomeniai. Išties čia protų nesuvokiama, bet taip atrodo šitie ūkininkai pasirinko apie jį, nepranešti. Dabar tęsiant toliau, praėjus kažkur apie savaitę, plius minus, buvo rastas 9 metų berniuko lavonas. Jisai buvo rastas kabantis viename miške, visai netoli jo namų. Ir kaip vėliau paaiškėjo, tai tikėtina, kad jį išprievartavo ir kad jis buvo pasmaugtas vėliau su jo paties petnešomis. Dar kartu, kas buvo pastebėta, tai kad ant jo kūno, to kabančio, ta prasme, buvo pastebėta, kad tikėtina, kad kažkas išpjovė gabalus jo kojų. Tikėtina ir neaišku, ką su to galėjo padaryti. Tiesiog galbūt tą pastebėjimą pasakysiu, tai Albertas, kaip žinia, buvo ir kanibalas. Jisai tikėtina, kad ką jisai padarė su šitų berniukų, tai kad tikėtina, kad jisai suvalgė, pasiėmė mėsos jo vėliau pas save namo. Ta prasme, iš kojų išpjovė. Šito berniuko mama, aišku, šokiruota visų šitų dalykų, jinai vėliau su tyrėjais kalbėjo ir jinai papasakojo, kad tą pačią dieną jinai anksčiau matė kažkokį vyrą, kurį jinai ir praminė pilkuoju vyru. Aš kaip ir minėjau, Albert Fish, apskritai šitas serijinis žudikas yra vadinamas dar kitaip, kaip pilkasis vyras. Ir taip, čia grinai atsirado šitas pavadinimas nuo šios moters liudijimo, ar ne, šio berniuko mamos. Jinai, kaip ir minėjau, pasakojo, kad jinai matė kažkokį keistą pilką vyrą, kuris netoliese tą dieną vaikščiojo jų namų, ar ne, ir kalbėjosi su savimi, bent jau kaip jinai teigė. Jisai taip pat labai keistai judino rankas, bent jau kaip jinai pasakojo, kad jinai, lyg jisai su kažkuo iš tiesų kalbėjo, nors nieko aplinkui nebuvo ir jisai dar kažkaip rankas lietė ir judino, atrodo taip, lyg sugniaužė kumštį ir vėl atgniaužė rankas. Labai keistas iš tiesų reginys, bet jinai nei paklausė jo nieko, jinai tiesiog nekreipė per daug dėmesio, tiesiog pastebėjo tokį vyrą. Vėliau, kaip žinia, jo sūnus, šis berniukas, ar ne, kuris vėliau buvo rastas nužudytas, jisai tą dieną žaidė kieme ir šio berniuko draugai minėjo, kad jį užkalbino tas pats pilkasis vyras ir jisai išsivedė jį kažkur toliau į miškus. Ir tą irgi matė daugybė kitų liudytojų. Ir, kaip žinia, vėliau policijos tyrėjai, ta prasme, jiem nepavyko išaiškinti šitos žmogžudystės. Jinai liko neišaiškinta iki tol, kol paties Alberto nepagavo. Jis apskritai nuo pat pradžių net neigė savo kaltę, jisai teigia, kad jisai net nesusijęs su šitų nusikaltimų, bet vėliau galų gale prisipažino. Ką jisai dar ir pridėjo prie to paties, tai kad jisai nespėjo visko padaryti tam berniukui, ko norėjo, kad jisai nespėjo jo iškastruoti. Jisai, pajuto lyg kažkas artinasi ten prie jo miške ir jisai, pabėgo. Tai taip, išties baisus momentas, ta prasme, ir, kuo toliau, tuo daugės blogybių žmonės. Tai manau, kad dabar būtų laikas padaryti pertrauką, plius minus 20 minučių, nes jau pirmos laidos daliai turimą laiką kaip ir išnaudojau, galima sakyti. Tai žmonės tikiuosi, kad per daug neprigazinau šį penktadienį 13 dieną, žinot, ir tikiuosi, kad yra įdomu, nepaisant tų visų bjaurybių ir baisybių. Ir jau ką parašykit, bet dabar plius minus 20 minučių geros muzikos ir sugrįšime į antrąją laidos dalį. Iki to laiko, kągi, lauksiu jūsų ir iki.